Labas rytas. Sveikas. Šaunuolis, jis ten, ranką mosikuoja, pats kiečiausias. Prašom, sėskitės, užimkite savo vietas. Šiandien kažko nelabai mūsų gausu. Matyt, dar kas kelioniai. Dar sik noriu pasveikinti. Labas rytas. Jau visi pabudo, atsisėdot į savo vietas. Džiugu matyti kiekvieną šiuose, skaitau, mūsų Dievo namuose, miesto bažnyčioje. Noriu pasidžiaugti, padėkoti Jums, kad atrandat laiko, kad šitą sekmadienį pašvenčiat čia praleisti šitą visą nuo ryto iki pietų laikmetį. Tai būkite visi palaiminti. O dabar apie skelbimus noriu pasakyti. Apie dovanėlės ukrainiečių vaikams. Čia turėtų būti vilties dėžutė pavadinimas. Mūsų bažnyčia jau beveik 4 metai renka dovanėlės ukrainiečių vaikams. Ir kiek žinau, nuo sekančio, turbūt sekmadienio, nuo sekančio susirinkimo bus, o čia gale dėžutės bus galima paimtas dėžutės ir į tas dėžutės sudėti dovanėlės komplektą. Ką jas būtų galima dėti? Tai šitą QR kodą nuskanuojat, kas turite išmaniuosius įrenginius, ir ten yra visas apyrašas, ką galima dėti į dovanėlę. O šiaip tai ten galima dėti tai, kas patinka vaikams, tai, kas negenda. Tai gali būti pledas, tai gali būti megztukas, tai gali būti kojinės, tai gali būti kažkokios rašomo priemonės, tai gali būti užrašų knygelė, tai gali būti kažkokia dantų pasta ar dar kažkas, įsivaizduot, galite, vaizduoti yra plati. Tai ir svarbiausia, kad šitą akciją vyks visą mėnesį. Tai visą lapkričio mėnesį bus galima imti dėžutės, kuo daugiau pripakuosi, tuo, žinokit, daugiau vaikų pasieks šitos dovanėlės, nes žinot, kad jos bus vežamos arčiau fronto linijos. Nes ten yra tikrai daug vaikų, kurie tas dovanėlės gavę tikrai labai apsidžiaugs ir bus dėkingi Dievui. Ir aišku, dėkingi Jums. Nes aš kiek žinau, praeitais metais Valdas Bajoras važiavo, dar ten keli broliai, jie vežė tas dovanėlės autobusiukų, išdalino vaikam ir ten tikrai vaikai džiaugiasi priimdami jas, net su ašaromis akyse. Tai yra iš tikrųjų palaiminimas tiems vaikams visų pirma ir palaiminimas mums, kad mes galim per šitos malonės prisidėti. Ir pas mus yra tokia labai džiugi naujiena, neįprasta mūsų bendruomeniai, nes lapkričio 16 dieną po susirinkimo čia bus laiminama santuoka. Sauliaus ir Agnės santuoka. Aš dabar jų nematau, jie turbūt gal kažkur tai ruošiasi. Dievas žino, ką jie šiuo metu daro, gal labai nuotaka jaudinasi ar jaunikis. Bet iš tikrųjų mes turėsim gražią šventę. Būtent 16 dieną lapkričio tarnaus pas mus čia bažnyčioje pastorius iš Klaipėdos, Romanas. Jisai ir palaimins santuoką. Tai, kad mes būsim palaiminti ir pastoriaus buvimu, ir pamokslavimu Dievo žodžiu, ir būsim visi pradžiuginti, kaip Viešpats sujungia ir ką sujungia, niekas atskirti negali. Amen, brangieji. Dabar palaiminkit mūsų šlovintojų komandą. Tai Dievas jos pripildo, tai Dievo dvasia liejasi ant jų, tai ateina ramybė ir tai, ką Viešpats jų į širdis įdėjo, išeina mums. Ir mes visi kartu, meldžiu Dievę, tai mūsų širdis prisijungia, susijungia į vieną ir tai tavo šventosios dvasios pateipimas, jis įveda mus į tavo buvimą, Dieve. Pavedu šitą susirinkimą į tavo rankas
Tu esi čia šeimininkas, tu čia viską tvarkai ir darai. Vesk mus, Viešpatie, taip kaip esi numatęs. Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Tai kviečiu pakilti visus ir prisijungti prie šlovinimo, išsibudinti, kas dar nepabudę, kas dar kavos neišgėrė, bet aš tikiu, kad giesmės pabudins, kad susitikimas su Viešpačiu pabudins. Ir tikrai pakelkim savo širdis. Pakelkim savo širdis jį ir Dieve, dėkojam tau šį rytą, dėkojam už tavo malonę, dėkojam tau už tavo meilę, Viešpatie. Pripildyk Jėzau mūsų širdis. Ir būk tu pašlovinta šitoje vietoje, Viešpatie, kaip tik tu vienas esi vertas to šlovės. Nes tam mes čia ir susirenkam, kad pašlovinti tave, Viešpatie, kad pagarbinti tave, Jėzau. Ačiū tau už tavo meilę. Ačiū tau, Karaliau, kad tu esi tarpe mūsų šventoji dvasia, dėkojam tau. Tėve, tau lenkiuosi, ateinu tave išgirst. Tau pavesti noriu savo darbus ir mintis. Nieks pripildyt negalės, tik tavo artuma. Pakviesk ir vėl vardu mane ir nurimsiu tavyje. Noriu būti čia su tavim, noriu būti, Jėzau, noriu būti, kur baimės nėra, noriu būti čia. Tėve, atiduodu tai, kas aš buvau. Kodėl sunku išlikti laisvė ir tiesos. Nieks pripildyt negalės, tik tavo artuma. Pakviesk ir vėl vardu mane ir nurimsiu tavyje. Noriu būti čia su tavim, noriu būti, Jėzau, noriu būti, kur baimės nėra, noriu būti su tavim,
esi, ten nėra jokios baimės. Viešpatie, nes tobula meilė išvyja bet kokią baimę. Ačiū tau, šventoji dvasia, kad esi mūsų tarpe. Ačiū tau, kad tu pripildai ir ten, kur 2 ar 3 susirenka tavo vardu, ten tu esi mūsų tarpe, karaliau. Ačiū tau, viešpatie, kad tu taip nuostabiai išsipildai per savo žodį, Jėzau. Ačiū tau. Aš pakelau aukštai ir vėl kritau, o tu radai mane mano žemumose, mano žemumose. Mylėti ir atleisti išmokai, kai tu radai mane mano žemumose, mano žemumose. Viešpats aukštumų ir slėnių Dievas, jis man tiesia savo ranką ir traukia iš duobės dabar ir visada. Viešpats aukštumų ir slėnių Dievas, jis neleidžia man suklupti ir veda mus iš pergalės į pergalę. Kovojau viešpaties kovas, jau už kito posūkio kritau nuodėmėj, kritau nuodėmėj. Nors tu sakei, ateik ieškok manęs, norėjau pabandyti savo jėgom, gyventi savo jėgom. Viešpats aukštumų ir slėnių Dievas, jis man tiesia savo ranką ir traukia iš duobės dabar ir visada. Viešpats aukštumų ir slėnių Dievas, jis neleidžia man suklupti ir veda mus iš pergalės į pergalę. Viešpats aukštumų ir slėnių Dievas, jis man tiesia savo ranką ir traukia iš duobės dabar ir visada. Viešpats aukštumų ir slėnių Dievas, jis neleidžia man suklupti ir veda mus iš pergalės į pergalę. Iš pergalės į pergalę tu vedi, iš pergalės į pergalę tu vedi, iš pergalės į pergalę, iš pergalės į pergalę. Ir tada praplėšęs dangų išgirdai tu mano maldą, atėjai išvaduoti manęs. Ir tada praplėšęs dangų išgirdai tu mano maldą, atėjai išvaduoti manęs. Viešpats aukštumų ir slėnių Dievas, jis man tiesia savo ranką ir traukia iš duobės dabar ir visada.
slėnių Dievas, jis man tiesia savo ranką ir traukia iš duobės dabar ir visada. Viešpats aukštumų ir slėnių Dievas, jis neleidžia man suklupti ir veda mus iš pergalės į pergalę. Tu vedi iš pergalės į pergalę. Tu vedi iš pergalės į pergalę. Ačiū tau, Viešpatie, kad tu esi ir mūsų aukštumose, ir mūsų žemumose, Viešpatie, ir kad tu kiekvieną mūsų suradai ten, kur mes buvom, kažkokiose galbūt žemumose, bet tu atėjai, Viešpatie, ir išgelbėjai, tu atėjai į mūsų gyvenimus ir išgelbėjai, Viešpatie, tu atėjai kaip šviesa, tu atėjai kaip gelbėtojas, Tėve, ir tu visuomet trauki iš tų duobių, tu visuomet trauki mus iš mūsų ligų, iš mūsų problemų, Viešpatie, ir ten, kur mes esam savo nuodėmėse, tu ateini, Karaliau, kaip šviesa, Jėzau, ir nuplauni balčiau už sniegą. Viešpatie, kai mes ateinam, kai mes nusižeminam, kai mes atgailaujam dėl tų nuodėmių, tu ateini ir nuplauni, Viešpatie, ir tu išvedi iš tų žemumų, Karalių. Ir tu girdi mūsų maldas, Tėve. Tu girdi tuos šauksmus, Viešpatie, kai mes šaukiamės tavęs. Tose žemumuose, Karalių. Ačiū tau, Viešpatie, kad tu esi tas viešpats, kuris girdi mūsų maldas, kuris girdi mūsų šauksmus, kuris mato mūsų ašaras, Viešpatie. Ačiū tau, Jėzau. Ačiū tau, kad tu gelbsti, Karaliau. Tavo artume, Jėzau, suklumpu aš prieš tave, prie tavo kojų pasilikti. Per amžius noriu aš šiandien dėl stebuklo, nes nieko tu nesi skolingas man, labiau už viską, ką gali man duot, trokštu aš tavęs. Atleis man, kai esu tau abejingas, atleis man, kai nešlovinu tavęs, sugrąžink mane į pradžią, kai tavo meilę pažinau. Atleis man, kai nepasitikiu tavim, atleis man, kai tavęs man negana, sugrąžink mane į pradžią, aš atveriu vėl širdį tau, tavo artume, tavo artume. Suklumpu aš prieš tave, prie tavo kojų pasilikti. Per amžius noriu aš šiandien dėl stebuklo,
esu tau abejingas, atleisk man, kai nešlovinu tavęs, sugrąžink mane į pradžią, kai tavo meilę pažinau. Atleisk man, kai nepasitikiu tavim. Atleisk man, kai tavęs man negana, sugrąžink mane į pradžią, aš atveriu vėl širdį tau. Trokštu tik tavęs, nes tu viskas man. 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 Ir tavo artume, Jėzau, suklumpu aš prieš tave, prie tavo kojų pasilikti. Per amžius noriu aš, karaliau, ir aš čia ne dėl stebuklo, nes nieko tu nesi skolingas man, labiau už viską, ką gali man duot. Trokštu aš tavęs, labiau už viską trokštu, labiau už viską, ką gali man duot. Trokštu aš tavęs, karaliau. Ačiū tau, viešpatie. Ačiū tau. Amen. Labiau už viską mes trokštame mūsų viešpatis. Ačiū šlovintojams, atvėrė mūsų širdis, leido pamatyti dangų. Bet mes turim dar vieną nuostabų laiką bažnyčioje, kada mes kiekvieną sekmadienį kviečiam vaikus, ateikite mažieji į priekį. Ir mes laiminame vaikus, kad šitas sekmadienis būtų jiems palaimintas, kad jie turėtų gerą laiką sekmadienio pamokėlėje. Gausiai čia mes jų turim. Duosim mes vieną iš tarnautojų.
Pasimelskim už mūsų vaikus. Dieve, dėkojam tau už tokį gausų būrį, kad mus taip apdovanojai, Dieve, ir skiri šios vaikus šiai bendruomeniai, kad mes juos ugdytumėm, vestumėm pas tave ir būtumėm pavyzdžiais, Dieve. Laimėk mus būnant tais pavyzdžiais kiekvieną dieną, kiekvieną akimirką, Dieve, ir kai suklystam, įvardinti, kad suklystam, duok drąsos, duok išminties, parodyti tą kelią, kai suklystam, kaip išeiti iš jo. Viešpatie, mes šiandien kalbėsim su vyresniaisiais apie dvasinį charakterį, viešpatie. Tu formuoji dvasinį charakterį, Dieve, tegu dvasia lydi juos šią pamoką ir visus ir mažus ir didelius, Dieve. Ir su šia dvasia, Dieve, mes būtumėm vaikai, palaiminimas ir tėvams. Ačiū tau, Dieve. Amen. Kiek pas mus daug jaunimo gražaus, bet jie užaugs ir jie pakeis mus, kai mes pasensim. Amen, brangieji. Mes dėl to vaikus ir turim, dėl to ir ugdom, kad jie pasektų mūsų pėdomis, kad jie asmeniškai pažintų Kristų ir kad būtų geros naujienos kalbėjai toliau, kai mes išeisim iš šitos žemės. Bet dar laikas mums šiandien tarnauti. Ir mums šiandien žodžiu tarnaus Viktorija, mūsų namiškė. Žiūrėkit, nuostabi sesė. Aš jai esu labai dėkingas, jinai visada turi ką pasakyti. Viešpaties malonė yra su ją. Atverkim savo širdis, klausykimės jos. Nes toliau mes misijo dėjai ir jinai turbūt kažką labai mums yra numačius pasakyti. Turbūt kaip pašaukimas pakeičia kryptį. Nu va, mes išgirsim, kaip pašaukimas keičia kryptį. Labas rytas visiems. Norisi pasimelsti dar šiek tiek. Dieve, išties dėkojame šitą laiką, už galimybę būti tavo namuose. Nes Dieve, tu sakai, kur 2 ar 3 tavo vardu, ten ir tu esi mūsų tarpe. Mes ateinam, Dieve, tikėjimu, kad tu tikrai esi čia. Tik padėk mums, Dieve, pajausti, tiesiog išgyventi tą tavo artumą, būti jautriems tavo prisilietimui. Meldžiam šventoji dvasia, kad tu atvertum mūsų širdies akis, ausis, iš tiesų, Dieve, išgirsti tai, ką tu nori pasakyti. Nebūtinai tai, ką mes norim išgirsti ir kas yra gal patogu ir ką norėtume, kad tu atsakytum, bet padėk būti jautriem, išgirsti, ką tu nori pasakyti. Ir mes meldžiam, pamaitink, Dieve, ir atnaujink mūsų protus savo žodžiu. Išlaisvink ten, kur mums reikia tos laisvės. Nes Dieve, ten, kur tavo žodis ir tavo tiesa, ten yra laisvė, Dieve. Tu taip sakai. Mes meldžiam šito Jėzus Kristus vardu. Amen. Tai kaip minėjo Arūnas, mes šiandien vis dar tęsiam pamokslų ciklą Misijo Dei, Dievo išsiųsti. Kas jau ne pirmą kartą atkeliaujat, kalbėjom apie Mozę, apie kitus Biblijos asmenis, kurie susidūrė su skirtingom situacijom, kuomet Dievas vieną ar kitą žmogų pakvietė prisijungti prie misijos. Ir taip pat Metju dalinosi, kad mes kiekvienas iš mūsų, mes esam kviečiami į tą Dievo misiją. Jeigu mes patikim, kad Jėzus yra mūsų viešpats, mes esam jo mokiniai, mes kiekvienas turim dalį šitoje misijoje. Tai šiandien turiu galimybę dalintis apie galbūt kai kuriem labai gerai žinomą Biblijos žmogų, tai apaštalą Paulių, arba čia, kur skaitysim ištraukais, kol kas dar yra Saulius, tai šiek tiek, kas galbūt ne pirmą kartą skaitot Bibliją, tiesiog jo vardas yra Dievo perkeičiamas kaip pašaukimo irgi dalis.
Ir kalbėsim apie tai, kaip pašaukimas pakeičia kryptį. Ką tai reiškia per apaštalo Pauliaus gyvenimą ir ką galime pasimti iš šitos Biblijos rašto ištraukos ir mes. Nes kaip Biblija sako, kad Dievo žodis yra gyvas. Nesvarbu, kad jis buvo parašytas seniau, bet tai yra principai, kuriuos mes galim tikrai pasimti, prisitaikyti ir kurie gali atnešti daug gyvybės, daug sveikatos ir mūsų gyvenime. Tai kas norit ir kas turit Biblijas, ar papirinės, ar elektroninės, matau, kai kurie turit papirinės, wow, aš irgi atsinešiau, žinokit, dar yra ir papirinių Biblijų likę. Tai kviečiu atsiversti Apaštalų darbų 9 skyrių ir paskaitysime nuo 1 iki 21 eilutės. Ištrauka šiek tiek yra, bet aš kviečiu išgirsti, klausytis ir įsiklausyti į Dievo žodį, nes tai yra gyvas žodis, kuris veikia ir šiandien, ir kalba mums šiandien. Tai 9 skyrius nuo 1 eilutės. Tuo tarpu Saulius, tebalsuodamas grasinimais ir žudynėmis prieš Viešpaties mokinius, nuėjo pas vyriausiąjį kunigą ir išgavo raštus Damasko sinagogoms, kad užtikęs to kelio sekėjus, vyrus ir moteris, galėtų juos suiminėti ir gabenti į Jeruzalę. Kai keliaudamas priartėjo prie Damasko, staiga jį apšvietė iš dangaus šviesa. Jis krito ant žemės ir išgirdo balsą sakantį jam: Sauliau, Sauliau, ką mane persekioji? Jis tarė: kas tu, Viešpate? Viešpats atsakė: aš esu Jėzus, kurį tu persekioji. Sunku tau spyriotis prieš akstiną. Kelkis, eik į miestą ir tau bus pasakyta, ką turi daryti. Su juo keliavę vyrai stovėjo be žado. Jie girdėjo balsą, tačiau nieko nematė. Saulius atsikėlė nuo žemės, bet atmerkęs akis nieko nebematė. Laikydami už rankos jie nuvedė jį į Damaską. Jis 3 dienas išbuvo neregintis, nieko nevalgė ir negėrė. Damaske buvo vienas mokinys vardu Ananijas. Viešpats tarė jam regėjime: Ananijau. Šis atsakė: štai aš, Viešpate. Viešpats tęsė: kelkis, eik į gatvę vadinamą Tiese ir judo namuose teiraukis tarstiečių vardu Sauliaus. Štai jis meldžiasi ir regėjime pamatė vyrą vardu Ananiją, ateinant ir uždedant ant jo rankas, kad praregėtų. Ananijas atsakė: Viešpate, iš daugelio sugirdėjęs apie tą vyrą, kiek daug pikto jis yra padaręs tavo šventiesiems Jeruzalėje. Ir čia jis turi aukštųjų kunigų įgaliojimus suminėti visus, kurie šaukėsi tavo vardo. Bet Viešpats jam tarė: eik, nes jis yra mano išrinktas indas, kuris neš mano vardą pagonims, karaliams ir Izraelio vaikams. Aš jam parodysiu, kiek daug jis turės iškentėti dėl mano vardo. Ananijas nuėjo į tuos namus, uždėjo ant jo rankas ir tarė: broli Sauliau, Viešpats Jėzus, kuris tau pasirodė kelyje, kai keliavai, atsiuntė mane, kad tu vėl regėtum ir taptum pilnas šventosios dvasios. Ir bematant jam nuo akių lyg žvinai nukrito. Jis kaip mat atgavo regėjimą ir buvo pakrikštytas. Paskui užvalgė sustiprėjo. Pabuvęs kelias dienas su Damasko mokiniais, Saulius bematant pradėjo pamokslauti sinagogose, kad Kristus yra Dievo sūnus. Visi, kurie tai girdėjo, be galo stebėjosi ir klausinėjo: ar čia ne tas pats, kuris Jeruzalėje persekiojo visus, kurie šaukėsi šito vardo? Argi jis nėra čia atvykęs jūs suimti ir gabenti pas aukštuosius kunigus? Tai kas galbūt prisimena daugiau apie Saulių arba apaštalą Paulių, tai jeigu pasakysiu vieną ar kitą vardą, žinokit, turiu minty tą patį. Kai kurie galbūt daugiau susipažinę, kai kurie mažiau, bet norisi šiek tiek priminti. Tai šventajame rašte Paulius iš tiesų yra tikrai žymi asmenybė. Tikėtina, kad jis yra parašęs kažkur taip 13 knygų iš 27 Naujojo testamento knygų. Taip pat, žvelgiant į jį, jis buvo tas žmogus, kuris buvo laisvasis Romos pilietis, turėjo daug iš tikrųjų privilegijų labai, gimė hebrajų šeimoje, turėjo galimybę mokyti iš tokio Gamalielio, kuris buvo, jeigu dabar įsivaizduotume, buvo top švietimo žmogus. Jeigu gali įsivaizduoti tobuliausią profesorių, pas kurį norėtum studijuoti ir garsiausią, tai tuo metu Paulius turėjo galimybę mokytis iš, tuo metu galima nesakyti, to protingiausio žmogaus traktuoto. Taip pat jis turėjo galimybę mokytis daug apie žydų įstatymus, istoriją, tikėtina, kad kalbėjo graikų, hebrajų, lotynų kalbomis. Iš esmės jis buvo be galo išprusęs žmogus, visom prasmėm. Su juo galėjai diskutuoti apie labai įvairias temas. Daug žinojo,
daug suprato, tačiau nepaisant didelio išprusimo, mes matome iš šitos vietos, kad visgi Paulius buvo dvasiškai aklas. Kad taip žinojo daug, gebėjo daug, bet vis tiek nematė tam tikrų svarbių dalykų. Ir šitoj mes ištraukai matom, kad nepaisant to, kad buvo, kaip parašyta, vyresniųjų kunigų, irgi labai svarbių žmonių, kurie pritarė Pauliui ir sakė, jo, tu labai gera linkme eini, šaunuolis ir taip toliau. Bet Dievas žiūrėjo Pauliaus gyvenimą ir matė kitokį vaizdą. Visgi Dievui tai, ką matė, tai nepatiko. Nesvarbu, kad buvo aplinka, kuri pritarė Pauliui, kuris sakė šaunuolis, keliauk ir daryk taip toliau. Visgi Dievas nusprendė pristabdyti Paulių. Ir Paulius buvo kupinas tos tokios aistros kažką daryti, bet keliauja klaidinga kryptimi. Ir mes savo gyvenime galim, nežinau, turėti labai daug tikrai tikslų, galbūt kurti verslą, plėtoti verslą, studijuoti kažką daryti, net ir bažnyčiai labai daug gerų dalykų, būti tokie užsidegę. Ir tai viena vertus gal ir nėra blogai, tačiau kita vertus klausimas kiekvienam iš mūsų ir toks iššūkis. Ar esam kada nors sustoję ir paklausę, o Dieve, ką tu manai apie mano gyvenimą? Ką tu manai apie tą kryptį, kurią aš keliauju? Kaip tau atrodo iš tikrųjų ta kryptis, kurią aš einu? Nes mes matom iš Pauliaus pavyzdžio, tikrai buvo aplinkoje, kur pritarė žmonės, kur sakė, jo, sodink krikščionis į kalėjimą ir čia labai šaunuolis. Tačiau Dievas, jis buvo kitokios nuomonės. Ir klausimas iš tiesų, ar mes ateinam pas tą Dievą, kuris sukūrė visą pasaulį, kuris sukūrė mus iš tiesų, kuris dar prieš pasaulio sukūrimą numatė mūsų tikslą šitoj žemėje, nes mes nei vienas nesam gimę be tikslo, tiesiog atsitiktinai. Klausimas iš tiesų, ar mes ateinam pas jį ir užduodam tą klausimą, Dieve, ką tu manai apie mano gyvenimą, apie tą kryptį, kurią aš einu gyvenime. Ir galim iš tikrųjų sakyti, kad, gerai, čia gal tie bedieviai ten užsiema kažkokiam veiklom, kažką ten daro, aš žinoma šaržuojant, sakau bedieviai, nesupraskit neteisingai, bet mes galim sakyti, aš darau vien tik dalykus bažnyčioj, čia taip švenčiau. Kiekvienai situacijai galbūt netgi žinau tinkamą Biblijos vietą kokią pacituoti, ne šiaip pasakyti, bet net pacituoti, dar žinau ir pasakyti iš kur. Ir visada tarsi turiu kažkokį atsakymą ir esu toks šventas. Bet kartais nuo to šventumo kitam akis skauda ir atrodo, kad tu gali, nežinau, kitą taip su Biblija uždaužyti lengvai. Ir kartais gali mum atrodyti net, kad aš tai visą laiką kažką darau bažnyčioj, bet net ir Pauliaus atveju, jis daug žinojo apie bažnytinius dalykus, daug žinojo apie Dievą, girdėjo apie Dievą, bet net ir būnant su Dievu, darant kažką atrodo dėl jo, mes vis tiek galim irgi būti labai kažkaip dėl jo užsivedę, bet vis tiek keliauti ne tą kryptim, kurią jis nori. Tai vėl, sustoti iš tikrųjų ir paklausti Dievą, Dieve, kaip tu matai mano gyvenimą, kaip tu matai tą kryptį, kuria šiai dienai aš keliauju. Ir galim, aišku, truputį galbūt susinervinti ir sakyti, tai dabar viską, ką darau, yra veltui, nesąmonė, tai man reikia dabar viską keisti. Kartais gal reikia. Kartais tai nereiškia, kad būtinai tai bus 180 laipsnių veiklos pakeitimas. Visų pirma, man atrodo, Dievas nori atkreipti dėmesį, kad tai yra mūsų vidinės nuostatos pakeitimas. Pakeitimas tos nuostatos, kaip mes matom Dievą, pakeitimas tos nuostatos, kaip mes matom save, vienas kitą. Ir visų pirma, aš nemanau, kad Dievas pirminį dėmesį kreipia į veiklą, kad tu čia dabar tą ar ne tą veiklą darai kažkokią, bet apie tai, kas dedasi mūsų viduje. Nes jeigu toliau skaitam Bibliją, skirtingas vietas, kur yra minimas Saulius arba Paulius apaštalas, mes matom, kad Dievas be galo nuostabiai panaudoja iki tol jo sukauptas žinias. Jis prie vienų geba prieiti per tam tikrus filosofinius pavyzdžius,
prie kitų, geba prieiti per tam tikrus teologinius pavyzdžius. Ir visa ta jo patirtis, tai kad Dievas jam leido išmokti, įgyti ir panašiai, tai nenueina veltui. Jis be galo gražiai, laiku ir vietoj panaudoja tos dalykus. Todėl, kaip ir sakau, gal kai kurių atvejų ir bus tai 180 laipsnių pakeitimas visiškai ir veiklos. Kitu atveju, bet kuriuo atveju, tai yra visų pirma apie mūsų vidinę būseną. Kas vyksta mūsų viduje? Visų pirma, tikiu, kad Dievas kviečia ateiti, kad jis ištirtų vidų, kuria kryptimi mes vidumi judam. Kaip mes matom jį, kaip mes matom save, kaip mes matom kitus žmonės. Ir šitos ištraukos mes irgi matom, kad Paulius buvo labai įsidegęs. Prieš tai irgi galima skaityti ir 8 skyriui, kad jis tokiam veiksme, ten keliauja vienus į kalėjimą, uždaro, kitur nueina raštus pasimti, kad galėtų uždaryti kalėjimą. Žodžiu, jis labai užimtas ir efektyvus žmogus. Jeigu taip pažiūrėtume, kaip jaisai, iš tikrųjų Pauliaus pakankamai aukšti buvo, jis buvo labai gerai vertinamas tarp kitų žmonių, kurie galbūt ne visiškai pritarė pačiam Pauliui, bet, kaip sakant, bendras priešas suvienyje. Tai šiuo atveju net ir tie kunigai aukštieji, kurie gal Pauliaus šiaip nemėgo, bet labai vertino jo šitą veiklą, kad jis buvo nusiteikęs prieš Kristų, prieš Kristaus mokinius. Tačiau mes matom, kad susitikimas su Kristumi tai neprasidėjo nuo to, kad Paulius iš karto pradėjo pamokslauti ir skelbti Kristų, ką mes skaitom 21 eilutėje, 20. Pirmiausia, tai prasidėjo nuo sustojimo. Ir susitikimas su Kristumi visų pirma sustabdo ir pakeičia. Mes tiksliai nežinom, parašyta, kad 3 dienas Paulius buvo neregintis. Truputį yra paminėta, kas ten nevyko, bet mes tiksliai nežinom, ką per tas 3 dienas Pauliui kalbėjo Jėzus. Faktas, kad Dievas tikrai kalbėjo, nes mes matom Biblijoje, Dievas bendrauja su žmonėmis. Ypatingai, kai jis nori pakeisti irgi tą kryptį, atvesti žmogų galbūt iš tam tikrų neteisingų supratimų ir parodyti tą tiesą. Ir net ne tai svarbiausia iš tikrųjų, ką Pauliui kalbėjo Jėzus, bet aš tikiu, kad Dievas jam kalbėjo. Ir aš manau, kad neretai prieš kažką darant per mus, ypatingai kažką stipraus, Dievas neretai mus pristabdys, kad padarytų kažką mumise. Kad pakeistų kažką mumise. Kad iš tikrųjų nepadarytume daugiau žalos nei savo, nei kitiem. Ir aš tikiu, kad per tas kelias dienas Dievas kažką keitė Pauliaus viduje. Kažkokį supratimą apie jį, apie tuos žmonės, kuriuos persiekė apie Jėzaus mokinius, apie patį Paulių. Ir čia irgi mums yra priminimas, kad laukimas su Dievais nėra iššvaistytas. Ir aš tikiu, kad velnias bando mus įtikinti, kad tik užskubė, kad tik greičiau kažką daryk, kad tik greičiau išeik iš to laukimo. Bet laukimas yra neatsiejama dalis, kur su Dievais nėra iššvaistytas. Ir aš kažkaip pastaruoju metu ne vieną kartą kaip sakau, galėčiau sakyti atsitiktinumas, bet puikiai žinau, kad ne. Išgirdau ne per vieną video tokią frazę, kad o kas būtų, jeigu į laukimą su Dievu mes žiūrėtume kaip į pasiruošimą. Kad Dievas kažką mumise keičia, kuomet jis mus pristabdo. Ir kaip būtų iš tikrųjų nuostabu ir manau, kaip būtų stipru, jeigu mes tame laukimo procese užduotume Dievui klausimą, Dieve, ką tu nori mane pakeisti, ką tu mane keiti, ką tu mane mokai šito laikotarpio, kuomet tu gal jaučiuosi strigęs ir žiauriai erzina, nes labai erzina iš tikrųjų kartais, kai reikia laukti ir nevyksta viskas pagal mūsų tvarkaraštį. Nežinau kaip jūs, bet mane tai, mane tai erzina, aš galvoju, aš kaip norėčiau efektyviai kažką daryti, jau KPI susiekti ir visą kitą. Bet pristabdo Dievas ir aš tik prieš kurį laiką pradėjau užduoti klausimą, Dieve, o ką tu many keiti, ką tu mokai, ką tu bandai man parodyti per šitą laiką. Ir klausimas nėra, ar Dievas kažką moko ir keičia mumise tame laike, kuomet jis yra pristabdęs irgi mus. Klausimas ne tai, ar jis daro tai, nes faktas, kad jis moka ir daro. Bet klausimas, kiek mes esam pastabus ir norim iš tikrųjų sužinot, ką jis daro mumise ir bando keisti. Ir aš tikiu, kad jeigu mes klausiam, kad Dievas tikrai atsakys.
nes jis yra mylintis tėvas. Jėzus yra, kaip sako, jūs nebe tarnais vadinu, draugais, nes tarnas nežino, ką daro jo šeimininkas. O Jėzus, jis kviečia mus į bendradarbiavimą. Ir aišku, galima pasakyti galbūt, kad, nusišneki Viktorija, aš esu laisvas žmogus, aš darau, ką noriu, aš renkuosi, ką noriu, niekas mane vadovauja, aš visiškai pilnai laisvai darau pasirinkimus, aš esu savo laivo kapitonas, kaip ten sako, savo gyvenimo kalvis, aš kuriu save, kuriu savo gyvenimo kryptį ir nenusišnekėk. Aš visiškai esu savarankiškas žmogus. Klausimas, ar tikrai? Prieš kurį laiką mes turėjom labai nuostabų pamokslų ciklą ir ten buvo išsakyta mintis, kad mes visi esam formuojami kiekvieną dieną. To, ko mes klausom, to, ko mes žiūrim, su tai žmonėms, su kokiais bendraujam, su tuo, su ko praleidžiam daugiausia laiko. Ir klausimas nėra, ar mes esam formuojami, ar kažkas turi įtakos mūsų gyvenimo krypčiai. Klausimas ne tas ar, klausimas kas. Kas turi didžiausią įtaką iš tikrųjų brėžiant mūsų gyvenimo kryptį. Ir jeigu klausimas nėra ar, bet iš tikrųjų kas turi įtakos, tai man atrodo, kad kiekvienas iš mūsų labiausia kažkaip, jeigu sustotume ir pagalvotume, norėtume, kad mūsų gyvenimo kryptį brėžtų Dievas, kuris mus besąlygiškai myli, kuris neturi kažkokios intencijos mūsų nuskriausti, neturi intencijos mūsų apvogti, nes Dievas sako, aš atėjau suteikti gyvenimą ir suteikti jo apsčiai. Nes aplinka gali daug ko siūlyti ir labai gerų, fainų dalykų iki tam tikro momento, kol galiausiai mes vis tiek ateinam, kad ir kaip gerai sektųsi. Bet kyla klausimai, ne, ar viskas veltui, o kas toliau, kodėl vis tiek nerimas yra, mirties baimė ir panašiai. Nes taip, aplinka gali pasiūlyti daug gražių dalykų ir daug dalykų yra labai fainų, bet iš esmės, man atrodo, kad mes tikrai, jeigu suprasime, kad Dievas besąlygiškai myli ir jis negaili tų dalykų, kur mato, mums tikrai reikia, kad mes norėtume, kad besąlygiškai mylintis Dievas, kuris mūsų sukūrė, ne dėl to, kad jam kažko iš mūsų reikėjo, kad jis brėžtų mūsų gyvenimo kryptį, o ne kažkas kitas. Ir ką dar galim irgi pasimti šitos ištraukos, kokią pamoką, kad Dievas panaudoja net mūsų nesėkmes. Ir aš nekalbu būtinai apie tragiškas kažkokias ten jau visiškai, gali būti ir kažkokia nesėkmė labai maža, bet ne tas, kaip sakau, toks kirminas galvoj, kur griaužia visą laiką galvą. Tai gali būti ir kažkas tikrai labai skaudaus. Ir aš kažkaip spėju, kad ne viena aš esu susidūrus, bet kuomet būna kažkokias nesėkmės, velnio taktika nesikeičia. Tikėtina, kad jis prieina ir sako, tu tik niekam nesakyk, nes tu vienintelis iš tikrųjų padarai klaidų, tu vienintelis susiduri su klaidom, arba ne tik niekam nesakyk, nes tave nuteis, nes tavęs nesupras, tu tik niekam nesakyk, nes ne tu padarai klaidą, tu esi klaida. Ir šitoj vietoj, neveltui iš tikrųjų Dievas yra parašęs savo žodį, pasakęs, paimti kiekvieną mintinę laisvę. Nes kuo mes daugiau grumuliuojame, ne, kažkokia mintis daro įtaką taip, kaip mes toliau gyvenam, kaip mes toliau elgiamės. Ir šitoj vietoj mes iš Pauliaus šitos istorijos matom, kad kas, bet Paulius pasakytų tikėtina, aš spėju, jeigu susitiktume Paulių, kad jeigu Dievas sugebėjo mane pakeisti ir atleisti man, tai jam tikrai nėra negalimų dalykų. Ir galbūt kai kurie esat girdėję, o kai kurie ne, iš Romiečiam laiško eilutė, iš 8 skyriaus 28 ir ten yra parašyta. Bet to mes žinome, kad mylintiems Dievą viskas išeina į gerą, būtent jo tikslu pašauktiems. Ir man gal taip norisi irgi užakcentuoti, kad Dievas nėra tas crazy pozityvumo toks įsikūnimas, kur griūna viskas, žodžiu, viskas sakyk gerai, viskas tobulai, negalima verkti, nes, viskas, ne, Dievas jis nėra toks, kuris sako neigti realybę ir jeigu kažkas vyksta gyvenime blogai, sakyti, kad neblogai, tai eilutė nėra apie tai, nes Dievas, jis, kaip ir sako, mes turim tą vyriausią kunigą, kuris susitapatina su mumis. Kristus iškentė labai daug ir jam irgi skaudu, kai mums skauda.
tai eilutė ne apie tai, bet apie tą viltį, kad gyvenant su Dievu, nes ten yra parašyta, kad mylintiems Dievą, tai tiems, kurie vaikšto kartu su Dievu, kurie Jėzų priėmė kaip savo gelbėtoją, kad yra viltis, kad netgi jeigu vyksta kažkas, kas yra nefaino, kaip ir sakau, gal labai skaudaus, gal tai yra kažkokia klaidelė, bet tiesiog jūs nesužeidė ar mane kažkas stipriai sužeidė, kad net ir tai, net jeigu ir mes net nesuprantam ir nematom šiai dienai, kad Dievas yra Dievas ir antie galingas, kad net ir tai jis gali panaudoti. Panaudoti tai kaip pamatą mūsų tolimesniam gyvenimui ir kelioniai su juo, panaudoti kaip pamatą sustiprinti kažką kitą, nes galbūt kažką patyręs tu visai kitaip galėsi suprasti ir kitą. Nes, pavyzdžiui, aš praėjus pro tam tikrus emocinius sunkumus, aš kitaip žiūriu tas situacijas, kuomet ateina žmogus su panašiom temom, kitaip galiu suprasti. Ne tik teoriškai iš tikrųjų, bet bent jau dalinai suprasti, per ką eina žmogus. Ir čia yra tokia Dievo malonė, kad tai, per ką mes einam, tai nėra veltui. Kad net ir tai iš tikrųjų Dievas, jis gali panaudoti. Kaip? Aš nežinau iš tikrųjų. Aš nežinau kaip, bet jis gali iš tikrųjų tai padaryti. Ir kartais tuo labai sunku patikėti, kad ypatingai jeigu kažkokia galbūt skriauda, priema mane labai giliai, kažkas tikrai galbūt labai sužeidė, įskaudino, išvargino galbūt. Kartais atrodo, kaip man pamatyti, kad iš to kažkas iš viso gero gali būti. Ir aš kurį laiką irgi meldžiausi pagal Morkaus Evangeliją 9 skyrius 24 eilutė, ten yra labai fainai parašyta. Ir aš atėjau nuoširdžiai Dievui, sakau, sunku man iš tikrųjų pamatyti, kaip ten šita situacija, Dieve, kaip tu gali ją panaudoti ir iš viso, kas iš jos gali gera būti. Ir ten yra parašyta Morkaus Evangelijoje, tikiu Viešpatie, padėk mano netikėjimui. Abejonės Dievo negazdina. Jo negazdina tai, kad mums sunku patikėti, kad mums sunku suprasti kažką. Bet aš kviečiu net ir esant tose abejonėse, kur galbūt sunku pamatyti bent jau kažkokį gerą aspektą vienoje ar kitoje situacijoje, ateiti ir taip ir sakyti, galbūt Dieve tikiu, bet padėk mano netikėjimui. Padėk man pamatyti vieną ar kitą situaciją iš tiesų, kaip ta situacija gali pasitarnauti ne tik man, bet pasitarnauti ir kitam žmogui. Nes mes irgi matom, kitas žmogus šitoj ištraukoj yra Ananijas. Ir aš pilnai tikiu, kad Dievas visiškai galėjo sutvarkyti visą Sauliaus arba Pauliaus situaciją be Ananijo įsikišimo. Dievas yra vieta, kur prakalba per asilą. Tai tikrai galėjo, nežinau, per akmenį ten stovinti pakeliai prakalbėti, jeigu norėjo. Bet jis įjungia Ananiją. Ir man atrodo, čia yra labai gražus priminimas, kad mes esam pakviesti į bendrystę. Taip, bažnyčiai mes kiekvienas kviečiamės į asmeninį santykį su Dievu, bet tuo pačiu mes esam kviečiami į bendrystę. Ir aš kažkaip galvoju ir tikiu, kad net yra kai kurios situacijos, kur Dievas gali ir pilnai atsakytų mum. Bet aš jaučiu tokiu atveju, kažin, ar mes pakankamai individualioj visuomeniai eitume tada į bendruomenę. Jeigu man gerai vienam, aš pasimeldžiu, gaunu atsakymą, gyvenu, viskas įsisprendžia, bet aš tikiu yra situacijų, kuomet Dievas taip kalbės mum kažkokią situaciją, bet to pačiu kalbės mum per vienas kitą. Padrasins, ateis, taip pat kaip ir Ananijo atveju. Ananijas turėjo pasirinkimą, ar paklusti ar ne, ir jis labai turėjo objektyvių priežasčių, dėl ko nenorėjo paklusti, nes potencialiai tu naisi pas Saulių ir tikėtina, kad atsidursi kalėjime. Nelabai gal smagiai skamba iš tikrųjų ir nelabai tikėtina, fair enough, dėl ko Ananijas pačioj pradžiai bandė kaip ir šiek tiek truputį atsikalbėti, bet galiausiai jis pasirinko paklusti. Ir tikrai kviečiu irgi būti jautriem Dievui ir nenumenkinti tų paraginimų, kurie kartais jie būna tokie, prieik prie to žmogaus, pasakyk ten kažką. Tokia, ir ta galvoju, kaip aš eisiu, taip net nebendrauju ir čia šiaip komplimentų lietuviai ten nesako, ten nepadrasina. Ne, nenubrauk tai, kad čia yra tavo mintis, nes man patiko vienas kažkada pamokslas. Kartais tos mintis mes galvom, čia iš mūsų, aš čia toks fainas, čia taip fainai sugalvoju. Ne, aš tikiu, kad tie tokie dalykai, tokie paraginimai, tylus, kurie atrodo labai paprasti ir nereikšmingi, kad jie yra iš Dievo. Iš Dievo iš tikrųjų padrasinti kitą, sustiprinti kitą.
Todėl tikrai kviečiu irgi būtais ananiais vienas kito gyvenime, paklusti ir gal net prieiti irgi prie to žmogaus, kur galvoju, ne, mane nervina, aš šiaip nenoriu prieiti, aš iš viso net nenoriu gal bendrauti su tuo žmogum. Gali būti ir tokių situacijų, bet neignoruokime iš tiesų, būkim jautriem Dievo kvietimui. Ir visai pabaigai norisi palikti tradiciškai su namų darbais. Nors daugelis nebe mokyklose, ne universitetuose, bet mes esame Jėzaus mokiniai. Tai, žinot, čia yra visa gyvenimo mokykla, tai niekur nepabėgsim nuo namų darbų per gyvenimą. Bet kviečiu pažiūrėti tai netiesiog kaip į namų darbus, dar vieną kažkokį dalyką, bet tokia skirti laiko ramiai, maldoje, pabūti kartu su Dievu ir išdrįsti paklausti jo. Dieve, o kaip tu matai mano gyvenimą? Kaip tu matai tą gyvenimo kryptį, kur link aš einu? Tai vienas klausimas. Antras klausimas, galbūt patyrei kažkokią nesėkmę, galbūt yra kažkokia skriauda, kažkokia situacija, kas tai bebūtų, ar seniau, ar dabar. Ir paklausti Dievo, Dieve, o kaip tu gali panaudoti šitą situaciją? Kaip tu gali panaudoti ir kaip tu naudoji mano gyvenimą ir kaip tu gali panaudoti kitų gyvenimuose? Kaip su šita situacija, kuri mane liūdina galbūt, nervina, gal nuo kurios pavargau net, kaip šita situacija gali pasitarnauti kitiems žmonėms? Ir trečias klausimas, jei galbūt esi tame laikotarpį, kur jautiesi užstrigęs, tarsi taip norėtum, kad greičiau kažkas išjudėtų, pasikeistų, nes atsibodo laukti galbūt ir Dievo atsakymo. Kviečiu taip sustoti ir pažiūrėti tą laikotarpį kaip į pasiruošimo laiką, užduodant Dievui klausimą, Dieve, o ką tu many keiti dabar? Ką tu mane mokai šiuo metu? Vat būtent, tame tokiam pristabdyme, kur aš galbūt, taip jau norėčiau išjudėti, ką tu many mokai. Kviečiu taip ateinančią savaitę pabūti su šitais klausimais ir aš esu įsitikinus, kad Dievas atsakys. Nebūtinai taip, kaip mes norėsim, nebūtinai tuos klausimus, kuriuos mes pagrinde užduodam, bet į tuos klausimus, kur tikiu Jis mato, mums būtent reikia atsakymo. Tai tiesiog leisti tą asmeninį laiką su Dievu, klausytis jo, reaguoti, galbūt Jis kviečia kažkam irgi kažką padrasinti, bet tuo pačiu prisiminti, kad mes jam rūpim. Jam rūpi, kokia gyvenimo kryptimi einam ir ne dėl to, kad jam gaila kažko mūsų, bet būtent dėl to, kad Jis mato, kad tam tikra gyvenimo kryptis, pasirinkimai, jie sužeis mus. Ir Jis kaip mylintis tėvas, Jis nori pakviesti būtent tą misiją, kad viena, kad mes ragautume tos skanius vaisius gyvenimo, bet kita, kad tais vaisiais galėtų džiaugtis ir maitintis aplinkui mus esantis. Tiek bažnyčių, tiek ir už bažnyčios ribų. Tai kviečiu pakilti, pasimelsti ir pašlovinti dar. Dieve, mes dėkojam, kad tu esi tas mylintis tėvas, kuris sustabdėjai apaštalą Paulių ir perkeitė jo gyvenimą, kuris iš tiesų, kuriam rūpi, kuriam rūpėjo ir tada persekimi mokiniai jų vargose, bet rūpim lygiai taip pat šiandien ir mes, Dieve. Tu susitapatinai tada su mokinių skausmu ir sakei, Pauliui, kodėl tu mane persekėjai? Nes tu susitapatinai ir Dieve, ir tu buvai arti tų mokinių, kurie patyrė sunkumus, Dieve, taip kaip tu esi arti mūsų. Ir Dieve, tu mūsų nepalikai našlaičiais, bet kaip mylintis tėvas, Dieve, tu atsiuntei šventąją dvasią. Ir tu sakai, Dieve, kad tu esi arčiau nei mūsų oda, mūsų kvėpavimas, tu esi arti kiekvieno iš mūsų. Mes melčiam, Dieve, parodyk mums, kokia gyvenimo kryptimi einam. Ir kaip tu galbūt, Dieve, nori pakoreguoti, pakeisti šiai dienai tą kryptį. Ne dėl to, kad tu nori kažką atimti ir tau gaila, bet tam, Dieve, kad tu nori iš tikrųjų to palaiminto gyvenimo. Tiek mum, to palaiminto gyvenimo kitiem per mus, Dieve. Ir tu nesakai, kad bus lengva. Tu ir Paulius atveju sakai, kad bus daug sunkumų. Bet Dieve, tu kvietei tą tikrai prasmingą gyvenimą su kitokiu požiūriu į tave, į save, į žmonės. Ir turint mintise
karalystės tą idėją, kad ne viskas baigėsi tik čia ir dabar, kad ne viskas yra tik tai, ką mes galim paliesti, bet Dieve, dalykai vyksta net ir tada, kai mes nematom ir nejaučiam. Dieve, tiesiog padrąsink kiekvieną prisijungti, Dieve, į tą tavo pašaukimą, į tą tavo kelionę, kuri tu sakai taip, nebus lengva, bet tai bus neįkainojama. Tai bus neįkainojama. Ir svarbiausia tai, kad tu pažadėjai, kad tu nepaliksi, tu ne šiaip kvieti, bet tu įgalini. Ir ne dėl to, kad kažkas yra fainas, bet Dieve, kaip ir tu sakai šitoje ištraukai, šventąjį raštą, dėl to, kad tu išsirinkai, dėl to, kad tu tai panorėjai. Ir Viešpatie, tu matai, Dieve, tą praeitį, tu matai tas situacijas, tu matai tą dabartį, tos sunkumus. Mes meldžiam, Dieve, tiesiog iškelk ir parodyk, kaip, Dieve, tu tai gali panaudoti. Nes piktasis tai numatė, Viešpatie, kaip sužlugdymui, bet tu sakai, kad tie, kas myli tave, Dieve, tai išeina į gerą, kad tu net tai, kas mums atrodo, Dieve, kaip klaidų klaida, Dieve, kaip nusivylimas, kaip skausmas, kad net ir tai, Dieve, nežinau kaip, bet tu esi Dievas, tu net ir iš to, Dieve, gali atnešti dalykų, kurie praturtins, pamaitins, Dieve, ne tik mus, bet ir aplinkinius. Mes tau dėkojam. Jėzus Kristus vardu. Amen. Ir kai eisiu ugnį, galvą kelsiu aukštyn ir dvasia sustiprės per jo žodį. Kai į kryžių žvelgiu, nesėkmes pamirštu, šviesoje jo malonės skaičiuos, kai eisiu. Ir kai eisiu ugnį, galvą kelsiu aukštyn ir dvasia sustiprės per jo žodį. Kai į kryžių žvelgiu, nesėkmes pamirštu, šviesoje jo malonės skaičiuos, visos žaizdos te užgis, kas sugriuvę te pakils, grožyje tavo vardo pelenų nebeliks, siela prieglobstį rasti, saugiai po tavais sparnais, tau per amžius giedosiu ir mylėsiu tave, o Jėzau. Kyla kai audra, juda kai kalnai su manim tu. Žemėje siela įsikibs tavo meilės. Ir kai eisiu ugnį, galvą kelsiu aukštyn ir dvasia
tavo pažadais aš tik vilsiuos. Kai drąsos neliks, tavo artume atrasiu, Jėzau. Ir kai eisiu ugnį, galvą kelsiu aukštyn, ir dvasia sustiprės per jo žodį. Kai į kryžių žvelgiu, nesėkmės pamirštu, šviesoje jo malonės skaičiuos, visos žaizdos te užgis, kas sugriuvę te pakils, grožyje tavo vardo pelenų nebeliks. Siela prieglobstį rasti, saugiai po tavais sparnais, tau per amžius giedosiu ir mylėsiu tave. Visos žaizdos te užgis, kas sugriuvę te pakils, grožyje tavo vardo pelenų nebeliks. Siela prieglobstį rasti, saugiai po tavais sparnais, tau per amžius giedosiu ir mylėsiu tave. Mylėsiu tave. Sveiki. Kaip ir kiekvieną pirmą mėnesio sekmadienį turėsime komuniją. Vakar turėjau tokį nemenką konfliktą su savo vienu broliu krikščioniu dėl nekokybiškai atliktos paslaugos. Ir kažkurio metu, kalbėdamas su juo, aš sakau, kaip tie krikščionys vis kažką man pridirba, žinai. Ir tai pasakęs, pajaučiau, kad Dievui labai liūdna iš tikrųjų. Kad Dievui labai liūdna dėl to ir kad jis man iškart parodė tos brolius, kurie man daug yra gerų dalykų padarė. Vienas iš jų Rimukas, kur man darė gerus baldus, iš tikrųjų, kitus parodė. Ir supratau, kad taip sakydamas aš įžeidžiau kiekvieną iš jūsų čionais esančių. Ir galvoju, kaip aš dabar turėsiu stovėti ir kalbėti apie komuniją. Ir atsiprašiau pas Dievą, bet supratau, kad to negana. Atsikėliau ryte ir labai puiku, kad šalia gyvena pas mane brolių krikščionių. Ėjau, kalbėjau apie tai. Ir mano brolis, kaip tas Ananijas, kaip Viktorija sakė, meldėsi už mane. Dievui reikia mūsų širdžių, jis atidavė savo kūną už mus, jis atidavė savo kraują ir jis nori tos artimos bendrystės, bet jis nori ir mūsų atvirų širdžių. Ir Jono Evangelijoje kalbėdamas Jėzus, kad mano kūnas tikrai yra valgis ir mano kraujas tikrai yra gėrimas, jis taip pat sakė, kad nežiūrėkite vien tik į kūną, žiūrėkite ir į dvasią, kad dvasia teikia gyvybę ir plušėkite ne dėl pražūvančio maisto, bet žiūrėkit dėl dvasinio maisto. Jeigu tu esi pirmą kartą šiandien pas mus bendruomeniai, esi priėmęs viešpatį Jėzų Kristų, nebūtinai pirmą kartą, bet jeigu tu esi priėmęs viešpatį Jėzų Kristų ir pasikrikštijęs, mes kviečiam tave į viešpaties vakarienį, į duonos laužymą. Ir gal nuo pirmų eilių pradėkime
ateiti ir tada visi kartu pasimelsime. Kas nuplaus man nuodėmes, tik tai šventas Jėzaus kraujas, kas pilnatvę man atkurs, tik tai šventas Jėzaus kraujas, kas nuplaus man nuodėmes, tik tai šventas Jėzaus kraujas, kas pilnatvę man atkurs, tik tai šventas Jėzaus kraujas, jau apvalytas aš, už sniegą net balčiau, šaltinio kito nėr, tik tai šventas Jėzaus kraujas, viltį ramybę duos, tik tai šventas Jėzaus kraujas, man teisumą dovanos, tik tai šventas Jėzaus kraujas, jau apvalytas aš, už sniegą net balčiau, šaltinio kito nėr, tik tai šventas Jėzaus kraujas, jau apvalytas aš, už sniegą net balčiau, šaltinio kito nėr, tik tai šventas Jėzaus kraujas. Mūsų dangiškas Tėve, mes dėkojam Tau Viešpatie, kad Tu atidavei savo mylimą sūnų, kad Jisai būtų plakamas, kad Jisai būtų mušamas, kad Jis būtų kalamas prie kryžiaus,
kad jo kraujas būtų pralietas, kad mes turėtume bendrystę su tavimi, kad mes turėtume amžinai gyvenimą, kad mes galėtume būti tavo artume ir tavo meilėje. Ta naktį, kai turėjo būti išduotas, Viešpats Jėzus paėmė duoną, laužė ir davė savo mokiniam tardamas: imkite ir valgykite visi, nes tai yra mano kūnas už jūs atiduodamas. Jėzau karaliau, mes dėkojam už tavo atiduotą kūną ir palaimink šią duoną, prašome tavo Jėzau vardu. Priimkite duoną. Lygiai taip pat po vakarienės Jėzus paėmė taurę vyno ir davė savo mokiniam tardamas: imkite ir gerkite visi iš jos, nes tai yra taurė naujosios sandoros mano kraujyje, kuris už jūs išliejamas. Tai darykite mano atminimui. Jėzau karaliau, mes dėkojam už tą naują sandorą per tavo kraują. Prisimenam, ką tu padarei dėl mūsų. Meldžiam Viešpatie, palaimink šitą gėrimą, šitas sultis. Kurie mums primena tavo auką, Viešpatie, kiekvieną kartą. Prašome tavo Jėzau vardu. Priimkite sultis. Amen. Šventas Jėzaus kraujas jau apvalytas aš, už sniegą net balčiau, šaltinio kito ne, tik tai šventas Jėzaus kraujas, tik tai šventas Jėzaus kraujas. Jo šaltinio kito nėra. Tik tai šventas Jėzaus kraujas, tik tai jis, tik Jėzaus pralietas kraujas valo mūsų nuodėmes, nuplauna mūsų sniegą skaisčiau. Aleliuja. Noriu dabar, kad kurie pas mus atėję pirmą kartą, pakelkite rankas, nesikuklinkite. Prie jūsų prieis mūsų tarnautojai, jums įteiks po dovanėlę. Tikrai mes džiaugiamės, kad jūs atradot laiko, aplankėt mūsų bažnyčią, atėjot pas mus. Po susirinkimo mes tikrai jūs kviečiame jaustis čia kaip namuose,
bus tenais kava, arbata, bus galima bendrauti, susipažinti, užduoti klausimų iš kairės ir iš dešinės ir pasidomėti, kaip mes gyvenam, kuo mes kvėpuojam. Nes jūs esat brangus mums, tikrai. Amen. Ir dar viena yra labai svarbi dalis, tai yra aukos dalis. Mes garbiname Dievą ir aukomis. Vieną dieną Jėzus sėdėjo ir stebėjo, kaip išdiniai eina žmonės ir aukoja aukas. Vieni aukoja daug, kiti aukoja mažai. Ir priėjo našlė, jinai įmetė kelius katiukus. Ir Jėzus sako, kiekvienas aukoja įvairiai. Vienas iš pertekliaus, kitas iš išskaičiavimo. Bet sako, šita našlė, jinai atidavė visą, ką turėjo. Jinai atidavė tos kelius takus, bet tai buvo paskutiniai. Tas veiksmas buvo jos tikėjimo veiksmas. Aš neraginu iš jūsų atiduoti paskutinį. Bet jeigu Dievas ragina, padaryk tai. Tai nėra mokymas, kad atiduosiu paskutinį ir tu klestėsi. Ne. Aš tiesiog apeliuoju, kad viešpačiui patinka, kada mes aukojam jam iš širdies, sąmoningai ir suprasdami tai, ką darome. Netradiciškai. Ne dėl to, kad mane verčia, ne dėl to, kad kaimynas šalia manęs kažkaip tai nepatogiai pasijausiu, jeigu kibirėlį neįdėsiu ar nepaaukosiu nuotoliu prisijungęs prie programėlės. Kristui patinka mūsų širdis, mūsų nuostata, kaip mes tai darom, iš kokios širdies tai darom, ar iš džiugios širdies tai darom, ar iš dėkingos širdies tai darom. Suvokiat, kad visą, ką aš turiu iš Dievo gavęs. Ką aš turiu? Darbą aš turiu iš jo malonės. Viskas iš jo, viskas yra jam, viskas yra per jį. Tai, kas aukoja nuotoliu, nuskanuokit QR kodą, aukokit. Kas aukoja, paleiskim kibirėlius ir rinkime aukas. Viešpatie, palaimink šitas mūsų aukas. Tai yra mūsų dėkingumo aukos tau, Dieve. Mes pasitikim, Dieve, tavimi, tavo aprūpinimu, nes tai, ką tu mums duodi, tu, Viešpatie, duodi. Tu mūsų aprūpini darbais, tu mūsų tiki sveikatą, tu mūsų širdį praplėti, kai mes aukojam. Tu dirbi su mumis. Darai mus dosnius, nesavanaudžius, išlaisvini mus nuo godulystės per auką. Viešpatie, taip pat meldžiu, kad šitos surinktos aukos, jos nebūtų iššvaistytos. Tai yra brangios aukos tau ir kad kiekvienas, kas prie jų prisiliečia, te išleidžia jas atsakingai, su Viešpaties baime tavo akivaizdoj, kad tos aukos iš tikrųjų būtų paaukotos, išleistos tikslingai Jėzau Kristau tavo vardo garbė ir tavo vardo šlovinimui. Amen, brangieji. Nu ir susirinkimas mūsų eina į pabaigą. Tiesiog noriu priminti, kad po susirinkimo nėra kur mums skubėti. Yra visada arbata kava, yra sumuštiniai, yra pyragėliai. Bendraukim, švęskim sekmadienį. Džiaukimės, vienas kitų džiaukimės bendrystę. O kas dar nešioja savo širdį kažkokį skausmą, kažkokį neramumą, kam reikia paguodos, maldos, tai šitoj pusėje nuo manęs kairėje čia bus seserys, maldos tarnautojas, jos jums patarnaus, nuo manęs dešinėje pusėje čia bus broliai, maldos tarnautojai, kurie jums patarnaus. Prieikite, tiek į kairę, tiek į dešinę, pasimels už jūs, išklausys jūs, atsakys į klausimus, kaip Dievas duos išminties, patarnaus jums.
nes tam mes ir esam. Vienas kitam patarnauti, vienas kitam kojas nuplauti. Kas yra didžiausias tarnas? Tas, kuris visiems tarnauja, o ne kaip ponas sėdi. O tam mes esam šiandien ir pašaukti. Būkit palaiminti. Tai tie, kurie eis maldos, tikrai raginu nueiti, o kurie neis, kviečiu prisijungti prie šlovinimo ir tikrai turėti palaimintą bendravimą, kai baigsis tarnavimas. Ir tikrai atneškim galbūt savo poreikius Dievui, jeigu ir nesinori eiti maldos pas žmogų, bet tikrai išnaudokim šitą laiką atnešti tos poreikius tiesiogiai Dievui. O tie, kurie turit paraginimą, nueikit, tikrai nueikit. Kai nurims garsai ir muzika nutiks, ateisiu pas tave. Trokšdamas atnešt kažką labai brangaus, kuo gerėsies tu. Atnešiu tau daug daugiau, nei žodžius giesmėje, nes tu juk lauki ne to, tu lauki ne to, žvelgi į mano mintis ir viską žinai, tau reikia mano širdies. Aš trokštu garbinti tiesoj ir dvasioj, viskas apie tave, Jėzau, kur aš buvau neteisus, atleisk man, viskas apie tave, Jėzau. Viešpatie brangus, išreikšti negaliu, ko vertas vien tik tu. Net į vargšas aš, priklauso viskas tau, viskas, ką turiu, atnešiu tau daug daugiau, nei žodžius giesmėje, nes tu juk lauki ne to, tu lauki ne to, žvelgi į mano mintis ir viską žinai, tau reikia mano širdies. Aš trokštu garbinti tiesoj ir dvasioj, viskas apie tave, Jėzau, kur aš buvau neteisus, atleisk man, viskas apie tave, Jėzau. Aš trokštu garbinti tiesoj ir dvasioj, viskas apie tave, Jėzau, kur aš buvau neteisus, atleisk man, viskas apie tave, Jėzau, viskas apie tave, viskas apie tave, viskas apie tave, Jėzau, viskas apie tave, viskas apie tave, viskas apie tave, Jėzau, trokštu garbint tave, trokštu garbint tave, aš
Aš trokštu garbint tave, Jėzau, trokštu garbint tave, trokštu garbint tave. Aš trokštu garbint tave, Jėzau, aš trokštu garbint tiesoj ir dvasioj, viskas apie tave, Jėzau, kur aš buvau neteisus, atleisk man, viskas apie tave, Jėzau, aš trokštu garbint tiesoj ir dvasioj, viskas apie tave, Jėzau, kur aš buvau neteisus, atleisk man, viskas apie tave, Jėzau. Viešpatie, dėkojam tau už tą rytą, viešpatie, kurią tu mums duodi. Ir laiminam kiekvieną, viešpatie. Tikrai laiminkim šalia esantį. Jėzaus Kristaus vardu ir laiminu šį bendravimą, kurį turėsim. Jėzaus vardu palaiminto sekmadienio ir tolimesnės savaitės. Amen.